Sveiki, su jumis laida Elta Kampas ir šiandien jį vedu aš, Eltos verslo naujienų žurnalistė Ūla Klimaševska. Šiandien pas mus laidoje lankosi Investors Forum vadovas Vytautas Šilinskas. Sveiki. Sveiki. Pane Šilinskai, pradėkime apie naftos kainas. Čia vis tiek pagrindinė tema ir konfliktas artimuosiuose rytuose, Hormuzo sąsiaurio ar ne įtampos ir situacija. Didelius tikrai pokyčius rinkose daro, Brent nafta kyla, čia virš $100, taip sakant, už barelį laikosi, tai rodo tam tikras makroekonominės rizikas, taip galima pasakyti. Ir mūsų politikai dažnai nevengia to įvertinti, kad turime tam tikrą degalų tikrai energetikos krizę ir čia dažnai yra palyginimas su 22 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Dabar čia matom ir tam tikrų priemonių įmamasi ir kuro rezervo dalis išleista. Tai apie tas priemonės norėčiau pasišnekėti. Vis tiek čia daug įvairių pasiūlymų ir iš politikų, ir iš verslo, ir iš prezidentūros, ir iš Seimo. Daug visi visko siūlo, viską komentuoja, bet visoje šitoj diskusijai taip norėčiau jūsų paklausti, matant visas tas diskusijas likščiolinės, kas vyksta, ko verslas šitoje vietoje pasigenda, galbūt kažkokių konkrečių siūlymų, kas dar nebuvo įvardinta, arba kažkokių problemų iškelimo konkrečiai investuotojams ir verslui kylančių, kurie dar nebuvo galbūt iškelti. Tai čia dar, kad suprasti pradžioje problemą, reikia ir tada suprasim sprendimus. Problema ne tiek pati kaina yra, problema yra tai, kad sumažėjo tiekimas naftos, nes Hormuzo sąsiaurį uždarius apie 20% naftos tiekimo buvo išimta iš rinkos. Tai dalis sako, oi, tai 20% kaina pakils. Ne, rinka taip neveikia. Reiškia, kad apie 20% vartotojų turės atsisakyti naftos dėl to, kad ji tapo per brangi. Kaina kils tol, kol 20% vartojimas nukris ir tada užsibalansuos, kaina nebekyla. Tai ką galime padaryti iš mūsų pusės, tai visų pirma pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kad sumažinti naftos vartojimą. Ir tai labiausiai ir geriausiai veikia. Tai vakar svarstėme Seimo komitete ekonomikos, kad mes Lietuvoje iš maisto atliekų, pavyzdžiui, gaminam biometaną. Nėra tai dideli kiekiai, bet galėtų būti didesni, pagaminta Lietuvoje, gali naudoti autobusai, gali naudoti transportas sunkusis, kur pervežinė čia vietoj krovinius kažkiek. Vėlgi, mažinam naftos vartojimą, mažinam pinigus, kuriuos siunčiame į užsienį už naftą. Elektros kainos, vėlgi, elektromobiliai, kodėl viena iš priežasčių, galėtų būti patrauklesnė, jeigu elektros kainos būtų mažesnės. Tai stotelės krovimo labai brangiai kainuoja, nes nesvarbu, ar žmogus kraunasi ar ne, reikia už stotelę mokėti galios dedamąją. Aplinkos ministerija dabar dar planuoja užreguliuoti ir padaryti didesnės apsaugas aplinkos ir elektros gamybą netgi stabdyti tam tikrais atvejais, nes sako, kad reikia paukščių saugoti. Nors paukščius dažniausiai katinukai nužudo, bet čia taikosi. Tai aš nesakau, kad reikia paukščių saugoti, bet mes turime suprasti, kad kiekvienas papildomas reguliavimas, kurį uždedame, kiekvienas stabdymas jėgainės, jisai kelia kainą elektros, o mums kaip tik šiai dienai reikia kuo mažiau vartoti naftos produktų ir kuo daugiau vartoti savo gamybos. Kažkada labai gera reforma buvo, ką padarė valdžia, kad mes perėmėm prie biokuro, tai reiškia savo energijos išteklių, galime padidinti biometano, kurį irgi Lietuvoje gaminame išteklius, galime padidinti žaliosios energijos gamybą ir vartojimą Lietuvoje. Tai yra dalykų, kurių mes galime padaryti ir juos reikia daryti kartu. Čia, sakykime, taip, įvardintume tam tikras ar ne diversifikavimas didesnis tam tikrų mūsų ar nenaudojimo išteklių. Aš vis tiek tada vietinių. Pakeisti kiek galima, taip, kiek mes, šiaip ar taip mes buvome ir esame ir būsime priklausomi nuo naftos. Ir sakau, mes neturime įtakos savo sprendimais įtakoti naftos kainos ir Hormuzo sąsiaurio irgi net blokuosim. Tai, galime pasižiūrėti, ką mes galime padaryti ir tą reikia padaryti. O aišku, be valdžios lūkesčių, tai ką kiekvienas kaip pilietis galime pasidaryti. Tai aš atėjau į studiją pas jūs, tai prideda ne tik, kad sutaupėm kuro, mažiau vartojam, bet ir sveikatos prideda, nes nesenai konferenciją Seime turėjom Lietuvoje pagrindinė mirčių priežastis 50% ir širdies ir kraujagyslių ligos. Apie 5000 gyventojų miršta anksčiau laiko kasmet ir pagrindinis sprendimas yra daugiau vaikščioti. Tai, gera proga, oras geras, aš suprantu, kad ne visais atvejais ir ne visur, bet jeigu norite, galite, tai turėtumėt turbūt tokių orų ir tokios krizės akivaizdoje tikrai toks aktualus pasiūlymas. Aš vis tiek tada sugrįšiu prie, ar ne, tam tikrų verslo pozicijų. Taip, kalbate apie tai, kad reikia daugiau veiklinti būtent mūsų kitų alternatyvių ar ne žaliųjų išteklių. Bet vis tiek, mes situaciją turim tokią, kokią turim. Tas elektros turbūt veiklinimas artimiausių laikotarpių, tai yra tam tikri ar ne ilgalaikiai sprendimai, bet mes kalbame apie tai, ar ne, kaip ta krizė veikia verslą dabar, ar ne. Ir yra iš politikų tam tikrų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl akcizų mažinimo irgi tokių nevienareikšmiškų vertinimų yra ir finansų ministras gan skeptiškai apie tai pasisakė prezidentūra.
įvardintas irgi tarp variantų ar netikslinės kompensacijos verslui, sektorinės ir gyventojams. Iš va šitų kažkokių diskusijų ir siūlymų jūs čia matytumėt kažkokią naudą, tiek kalbant apie ar ne akcizų kažkokį mažinimą, tiek apie ar ne tikslinės kažkokias subsidijas, ar tai kažkaip esmingai keistų situaciją? Su akcizais gal bus proga ištaisyti klaidą padarytą, nes akcizų politika pas mus yra visiškai nesuderinta su kaimynais. Mes esame Lietuvoje valdžia uždėjusi akcizus aukštesnius negu Lenkijoje, ką tai reiškia, kad daugybė transporto įmonių šiuo metu kurą pilasi Lenkijoje ir moka akcizą ten. Tai Lenkai yra už tai mums labai dėkingi. Mes valdžiai nuolat įtikinėjome, rodėmės, sakėme, kad pasižiūrėkit, kokios kainos yra Lenkijoje, kokios Lietuvoje ir šiaip jau su verslu kalbėjomės, nereikia, kad būtų mažesnės. Jeigu būtų tokios pačios su akcizų politika, transportininkai sako, kad jiems Lietuvos sistema patrauklesnė yra susigrąžinant PVM, tai jie vis tiek piltųsi dėl patrauklesnės esamos sistemos Lietuvoje, kur net esam tom pačiom kainom. Bet tą mums reikia pasidaryti. Tai reikia pasižiūrėti, kokios Lenkijoje kainos, kiek yra akcizai ir nustatyti nedesnius, bent jau tokius pačius. Tai gal bus proga grįžti prie tos sistemos, nes mes tą įtikinėjome padaryti, kažkodėl mūsų argumentų neišgirdo. Sako, žiūrėkit, užkėlėmės akcizų daugiau. Taip, suvartojimas Lietuvoje krito, sumažėjo, matom, kad Lenkai daugiau surenka, bet pinigų, sako, sumoje vis tiek surinkom daugiau. Bet ką tai reiškia? Kad pinigų surinko daugiau iš mažesnio kiekio žmonių. Tai transportininkai dabar kuro nebesipila čia, tai žmonėm akcizo našta uždėta ant žmonių likusių. Tai verslas nori mokėti mokesčius Lietuvoje ir prašo valdžios, kad priimtų tos mokesčius Lietuvoje, kad ne Lenkijoje sumokėtumėm. Tai gal bus proga grįžti prie šitos temos. Bus turbūt proga, bet vėlgi turbūt ir valdantieji, ir vyriausybės tam tikrai atstovai pasisakė, kad tai mažai tikėtina, nes vis dėlto dabar į tam tikras kitas priemonės ar ne koncentruojasi. Tai vėlgi apie tas dar subsidijas ar ne kompensacijas tam tikras paklausiu. Ar jūs matytumėt tame kažkokį teigiamą didelį efektą, jeigu tai būtų tikslingai kažkaip paskirstoma pagalba verslui, parama ir panašiai? Labai skeptiškas. Reikia žiūrėti, kas per schema, bet geriausias dalykas yra nepaimti pinigų, o nepaimti pinigus, prasukti pro valstybės administravimo aparatą, tada reiškia, kuris atima dar apie tarp procentų ir 3% ir gražinti mažiau. Tai gal nepaimkim akcizo ir dar susigražinkim, tada ir surinksim daugiau į biudžetą. Tai vienas yra geras sprendimas, kitas reikia žiūrėti, ar tikrai vertas dėmesio sprendimas. Bet jūs abu, ar ne, vis tiek ir Investors Forum, ir su prezidentu buvo susitikę atstovai, ir vis tiek kalbate su valdančiaisiais, jūs keliat šitus, ar ne, argumentus savo? Akcizo politika turi būti vienoda su kaimynais ir mes tą turime žiūrėti ir neišsišokti ir neužkelti aukščiau akcizus negu kaimynai turi. Vienu metu, dabar jau taip nėra, bet vienu metu buvom kainas iškėlę labiau negu Švedijoje. Tai kas irgi nėra logiška. Bet didžiausia konkurencija yra Lenkija. Bet jaučiatės išgirsti, vis tiek dabar tokia situacija įtempta, kyla čia daug klausimų, konkrečiai kalbant apie akcizus, man atrodo, kad čia labiausiai tokios nuomonės skirtingos. Tai įdomu, ar jūs kaip iš verslo pusės, ar girdi čia kažkokių ar ne pažadų, arba kažkokių planų konkretesnių? Girdi, bet svarbu, kad padarytų. Paklausiu apie konkrečias priemonės, čia dabar jau, kurios yra implementuotos, apie mūsų kuro rezervo dalies išleidimą, 800 000 tonų, čia maždaug 12 dienų mūsų šalies, taip sakant, kuro atsargų rezervas. Ekspertai sako, kad tai yra tam tikra trumpalaikė priemonė, bet ji bus gali būti efektyvi, jeigu ir kitos valstybės vienu metu tokius pačius sprendimus priims, ką matom, kad valstybės ir daro. Kaip jūs vertinat, kada tas efektas šito sprendimo galėtų iš tikrųjų tose kainose atsispindėti? Tai gal jis jau ir dabar atsispindi, nes rinkos iš karto įvertino, kai buvo priimtas sprendimas, kad rezervus išleidinės ir ta kaina virš 100 reikšmingai nebekyla, gal kiltų ir daugiau, nes tai reiškia, kad nebereikia gal 20% sumažinti vartojimą, nes bent jau trumpuoju laikotarpiu padidės pasiūla naftos dėl to, kad bus išleidžiama iš rezervų. Įdomus sprendimas, čia nėra Lietuvos sprendimas, čiagi tarptautiniu mastu priimtas sprendimas, jisai yra įdomus, nes rezervai šiaip jau buvo sukurti ne tam. Rezervai ir sprendimai buvo priimti užtikrinti saugumui tiekimo. Tai reiškia, kad galbūt naftos ne 20% sumažėjo ir kainos iškilo, o apskritai nebegalime įsivežti blokada ar dar kažkas naftos ir tada 90 dienų mes turime rezervą importo, kad mes galėtume užsitikrinti savo vartojimą. Tai šiuo metu tas rezervas yra panaudojamas kitų tikslų, balansuoti kainas. Kas įdomus sprendimas, jisai tą poveikį turėtų teigiamą turėti. Ar turės didelį, sunku pasakyti. Vis dėlto čia trumpalaikė priemonė yra ir ilgalaikė perspektyvoje vis tiek turės lemti pasiūla ir paklausa. Tai reiškia, arba turės sumažėti paklausa,
daugiau žaliosios energetikos arba padidėti pasiūla, kas irgi gali atsitikti, nes kylant kainoms, tam tikri telkiniai pasidaro vėl pelningi. Tas pats didžiausias šiai dienai naftos išgavėjas ir eksportuotojas yra Jungtinės Amerikos valstijos skalūnų nafta, tai jiems irgi tada pasidaro pelningiau atidaryti, investuoti daugiau ir atidaryti daugiau telkinių. Tai gali būti, kad, kaip sakyti, ta pasiūla irgi iš kitur padidės, nors Hormūzų sąsiauris ir liks uždarytas. Apie tą rezervą dar kalbant, irgi sakot, kad ar ne, paskirtis gal šiek tiek yra kitokia, Taip. nors vėlgi grįžtant prie Ukrainos ar ne karo pradžios, tuo metu irgi, kiek pamenu, rezervai irgi buvo išleidžiami. Paklausiu tada taip, jeigu čia yra ar ne tam tikriems saugumo, čia yra elementas, jeigu tas tiekimas nutrūktų, ar mato čia rizikų, kad tie rezervai mes dabar jos išnaudosim, mes nežinom tas geopolitinis apibrėžtumas ar ne Jungtinės Amerikos valstijos, Donaldas Trumpas, mes nežinom, kaip vystysis ar ne įvykiai artimuosiuose rytuose, ar mato čia rizikos, kad tas rezervas galėtų būti naudojamas ir toliau ir tuomet ateityje vis tiek iškyla klausimas jo atkūrimo ir panašiai. Tai reikės papildyti. Tai čia klausimas yra. Šiuo metu statymas yra, kad šiuo metu kainos yra brangios, bet mes išnaudosime rezervų, kainos atpigs ir mes į rezervą užsipirksime pigiau. Jeigu taip įvyks, bus puikus sprendimas. Jeigu vis dėlto kainos išliks aukštos arba dar aukštesnės pakils, nes rezervui pasinaudojus pasiūla nepadidės, tai sprendimas tada nepasiteisins, nes teks į rezervą užpirkinėti brangesnę naftą negu išleido. Turbūt matysim, kokius čia sprendimus priims. Ateities nenuspėsim šiuo atveju. Turbūt vėlgi, kadangi tai viskas priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų, turbūt tie mūsų irgi sprendimai tokie, tiek, kiek mes jų galim padaryti, tiek ir padarom. Prie kitos temos turbūt norėčiau perėti apie investicijas. Čia vis tiek šią savaitę turbūt tokia pati aktualiausia tema, čia Vokietijos mūsų automobilių pramonės, tokia gigantė, Aumovija, buvo visi Continental, čia pakeitė jie pavadinimą, taip sakant, įmonės jų pranešimas apie tai, kad jie nusprendė vis dėlto trauktis iš Lietuvos rinkos. Turėjo čia gamyklas, vystė Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, vis tiek 100 milijoninės, kiek pamenu, ten buvo investicijos. Ir pati įmonė šią savaitę komunikavo, kad tas jų sprendimas yra susijęs su tam tikrais ekonominiais visiškai sprendiniais. Tai paklausa mažėja ar ne, gamybiniai pajėgumai galbūt netitinka tų lūkesčių, kurie buvo suplanuoti. Logistika ta gana sudėtinga ir šiaip ir iš investuotojų buvo kalbama, kad tai susiję ir su šiaip sudėtinga pramonė, būtent automobilių pramonė Europoje. Iš dviejų taip pusių paklausiu jums, kaip ar ne investuotojų vis tiek asociacijos vadovui, ką signalizuoja toks tikrai didelio investuotojo sprendimas ir ką tai signalizuoja bendrai Lietuvos rinkai, Lietuvos konkurencingumui, taip sakant, tiek mes esam žaidėję regione, galbūt taip pasakysiu, ką tuomet tai rodo perspektyvoje mums? Manau, kad čia ženklas, kad reikia pabūsti, nes reikia suprasti, kad kai įmonės susidurdavo, tarptautinės įmonės, kurios investavo Lietuvoje, susidurdavo su iššūkiais, tai aš ne vieną ir ne du atvejus esu matęs, kai uždarydavo gamyklas kažkur kitur. Nežinau, Danijoje, Švedijoje, Vokietijoje, kurios buvo pastatytos seniau, kur atlyginimai yra aukštesni, produktyvumas mažesnis ir tos naujosios gamyklos, kurios buvo Lezuose pastatytos Lietuvoje, jos netgi išplėsdavo dar gamybą, gal ne 100%, kiek ten uždarė, bet 20% padidina Lietuvoje, 50% padidina Lietuvoje. Čia yra pirmas atvejis, kur aš matau, kad pasirenka uždaryti sąlyginai naują gamyklą, kuri buvo pastatyta Lietuvoje. 2019 metais. Taip, tai pakankamai neseniai. Žinau, kad Continental jau kurį laiką skundėsi, ar nežinau, neskundėsi, guodėsi, kad sakė, kad pas jūs atlyginimai auga beprotiškai ir produktyvumas tai, ką mes galime uždirbti Lietuvoje ir kiek pagaminame, tikrai tokius pačius sparčių tempų neauga. Ir tai atsispindėdavo pelno nuostolio ataskaitoje. Jie Lietuvoje būdavo nuostolingi. Ir čia yra viena įmonė, bet tikrai atidžiai reikia žiūrėti ir kitas, nes pelno maržos įmonių jau kuris laikas mažėja. Ir galime suprasti, kad kol įmonė uždirba 10% yra sveika pelno marža, jie laimingi, viskas gerai ir dar plečia ir žiūri, ką mes galime padaryti, kad daugiau uždirbti. Bet kai pelno marža pradeda mažėti mažiau 5% arba jau yra nuostolinga vykdyti veiklą galų gale, tai tada įmonė svarsto, ar man dirbti į nuostolį, ar užsidaryti ir nuostolį nebegeneruoti. Tai tas žingsnelis tarp to, kur mažas pelnas ir įmonė ir gamykla dar dirba ir šimtai darbuotojų, ir tas žingsnelis, kur jau yra nedidelis nuostolis, gali būti tragiškas sprendimas ir žmonių atleidimai ir visa kita. Ir pelno maržos jau nebuvo didelės ir tas, nežinau, lietuviškai kaip yra tas posakis, kad paskutinis šiaudas sulaužo kupranugario nugarą. Ir pas mus sprendimai nebuvo, kaip sakyti, orientuoti sprendimą į konkurencingumo didinimą. Tai, kad padaryti, kad mes galėtų Lietuvoje žmonės ir verslas uždirbti daugiau.
Sprendimai buvo dažniau orientuoti į tai, kaip paimti ir padalinti. Tai turime grįžti prie to, kad turime žiūrėti, ką mes galime padaryti, kad galėtume Lietuvoje visi daugiau uždirbti, nes jeigu įmonė uždirba pelną, tai reiškia, jis turi iš ko ir investuoti į gamybinius įrenginius, samdyti papildomus žmonės, nes gerai sekasi, kelti atlyginimus tiem patiems žmonėms. Tai mes turime turėti pelningų įmonių ir turime padaryti, kad būtų verta čia steigtis ir tokias kurti įmonės. Tai perklausiu čia, ar ne, įvardijot tokį dalyką, kad ar ne, girdėjot konkrečiai šitą investuotoją, ar ne, kad tam tikri pokalbiai vyko su mūsų valdžios atstovais, kad, na, tam tikri sprendimai mūsų priimami, jiems, na, nėra tinkami, ar ne? Buvo tokių užuominų iš įmonių konkrečiai? Jie buvo pasisakę taip vienam iš pasisakymų, kur aš dalyvau asmeniškai, kad, ir ne jų vienų yra pasakymas, kad produktyvumas pas mus auga lėčiau negu atlyginimai. O produktyvumas tai reiškia, kiek mes pagaminame ir parduodame produkcijos. Tai tas iššūkis turėjo. Ar čia buvo vienintelis iššūkis? Matyt, kad ne, susidėjo. Bet kuris tas šiaudas buvo, kuris perlaužė galų gale kupranugario nugarą, sunku pasakyti. Mokesčių reforma irgi nepadėjo, kur vienais metais padidėjo pelno mokestis procentų nedaug, kitais metais vėl padidėjo. Tai jiem gal nėra taip aktualu, bet gyventojų pajamų mokesčiai irgi ar nedidėjo. Tai kiekvienas vis dedasi ir yra dar labai svarbu, kaip suprasti, kad svarbu perspektyvos matymas. Nes net jeigu ir įmonė susiduria su nuostoliais, tu gali tikėti, gerai, čia laikina, čia tik šiemet, dar kitais metais antrai susiduri, čia laikina, čia tik šiemet, bet mes matom, kad politika Lietuvoje teigiama, aplinkybės gerėja, išlipsim, atsigausim, viskas bus gerai. Bet jeigu tu matai, kad ir pasaulinėje rinkoje aplinkybės gerėja ir Lietuvoje nėra progreso gerėjančia kryptim, gal stagnuoja arba truputį blogėja, tai nebetenka vilties ir sako, reiškia, reikia užrišti nuostolius ir stabdyti gamyklos veiklą ir nebeatsigausi. Tai šiuo atveju man atrodo, kad čia buvo taip, kad įmonė generavo nuostolius Lietuvoje, pamatė, kad iš tų nuostolių išlipti nepavyks ir gamyklą uždarė. Tai dabar nereikia ieškoti kaltų, reikia pažiūrėti, ką mes galime padaryti, kad nesektų daugiau tokių gamyklų. Girdėjau, tą pačią dieną šiaip ir Alytuje pranešė investuotojas, kad uždaro gamyklą irgi. Tai mes turime pažiūrėti, ką galime padaryti, kad tų gamyklų kuo mažiau užsidarytų ir kuo daugiau naujų atsidarytų. Iš mūsų pusės pasiūlymas yra vienas konkretus, kurį ir susitikime su vyriausybė sakėm, debiurokratizacijos komisijoje. Kiekvienas ministras turėtų pasimti po 1-3 maksimum rodiklius, kaip jie stebi, kaip prisideda prie Lietuvos konkurencingumo. Ir čia kiekvienas ministras gali, kultūros ministras, kultūros paslaugų eksportas, kuris, man atrodo, dėl mokestinių lengvatų padarytų filmų kūrybai Lietuvoje visai neblogas galėtų būti. Sveikatos ministrė galėtų, kiek žmonės serga. Jeigu žmonės mažiau serga, tai turi daugiau galimybės dirbti, daugiau užsidirbti. Švietimo ministerija, tai apskritai pagrindas turėtų būti ne 10 balų pridėti, o pažiūrėti, ką padaryti, kad pakelti finansinį raštingumą žmonių, kad pakelti ugdymo kokybę, kad mokslo įstaigos pas mus ne diplomų daugiau iškeptų, bet patentų daugiau sukurtų. Pagal tai vertinti ir finansavimą skirti. Kiekvienas ministras turi labai daug, ką gali padaryti, kad gamyklos neužsidarinėtų, o atsidarinėtų, kad darbo vietos geros nedingtų, o atsirastų ir kad žmonės Lietuvoje būtų turtingesni. Mūsų, kai šiaip investuotojų forumo tikslas yra, kad Lietuvoje būtų geriausia investicinė aplinka. Ką tai reiškia? Kažkada Liuksemburgas tokį tikslą išsikėlė, kuris nors turi tik 700 000 gyventojų, šiai dienai BVP turi tiek pat, kiek Lietuva. Tai jie yra 3 kartus turtingesni. Kažkada Airija, 50 metų atgal, 60 metų išsikėlė tikslą, kad būti patraukliausia investicijom šalis. Ir jie milžinišką progresą turi padarę ir yra tikrai apie 1 kartų turtingesni už Lietuvą mažiausiai. Ir mes tą galime padaryti, bet mes turime išsikelti tikslą, pasižiūrėti, ką galime padaryti, susidėlioti veiksmus ir padaryti, kad Lietuva būtų turtinga ir saugi. Čia mes kalbate apie tai, kad ar ne, kompleksas yra priežasčių, konkrečiai dėl šito investuotojo sprendimo, tai nėra viena priežastis. Bet vėlgi vakar, trečiadienį, sakant, premjerės buvo toks pasisakymas apie tai, būtent apie šitą investuotoją, kad tai nėra susijęs su kažkokiais Lietuvos padėtim ar Lietuvos sprendimais, kad tai yra, tam tikra rinkos europinė situacija. Tai buvo tokia, premjerės pozicija, tai čia tai perklausiu vis tiek, paprašysiu įvertinti šitą vietą, premjerės komunikaciją irgi. Kalbat, kad tai yra pirmiausia kompleksas priežasčių. Tai ar nemanot, kad tuomet iš mūsų vyriausybės vadovės, tai gana tokia neatsakingas pareiškimas, kad šitoje situacijoje tarsi Lietuva viską daro gerai, čia yra tam tikra europinė situacija, kurios Lietuva kuria įtakos negali daryti.
Yra ir tas faktorius. Taip, jie susiduria su pasauliniais sunkumais, bet įmonėgi nebankrutavo. Tai reiškia, kad ji dar veikia ir veiks toliau. Tai kažkur gamyklų dar liko. Tai kodėl gamyklos užsidarė Lietuvoje, ne kažkur kitur? Tai mes turime rasti tuos klausimus, atsakymus ir pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kad net kai įmonė susiduria su sunkumais, gamyklos tegul užsidarinėja, bet tegul neužsidarinėja Lietuvoje, tegul jos čia lieka. Pane Inga Ruginienė taip pat kitą aspektą išskyrė apie europinį reguliavimą ir irgi užsiminėt apie biurokratinius mechanizmus. Jie ne tik Lietuvoje yra sudėtingi, bet ir europiniai. Verslas jau ne vienus metus apie tai šneka. Ir irgi premjerė pasakė, kad ir Europai, ir mums reikia imtis tokių ryžtingų sprendimų, nes kitaip pramonė pas mus, jos veikla čia bus neįmanoma tikrai. Ir kaip jūs tai vertintumėt, vis tiek, mes žinom, kad pas mus ir tie energetikos kaštai yra didesni čia veikti negu toje pačioj JAV, sakykim. Ir va šitas ar ne iš Lietuvos pasitraukimas didelio investuotojo, ar tai, man rodo tam tikras platesnės europinio, masto tendencijas, kad Europa šiaip tampa pramoniai nepatraukli, kas šiaip būtų gan toks tikrai neigiamas aspektas, turint omeny, kad mes dabar kalbam ar ne apie gynybos pramonę, kaip mums čia reikia vystyti ir panašiai. Tai va, ar Europa tampa tuo tam tikrų kaip vakuumų pramonės tam tikrai veiklai? Taip vienareikšmiškai atsakyti sudėtinga, bet Europa susiduria taip su iššūkiais jau dešimtmečiais, kad paslaugų srityje mus nukonkuravo amerikiečiai, tai mes neturim nei Microsoft'o, nei Facebook'o, nei Google analogų, tų didžiųjų IT kompanijų. Ir dar, jeigu pradėtumėm žiūrėti, tai kur mes čia atsilikom kaip Europą ar ne, tai gal mes čia 2000-aisiais praleidom kada kūrėsi šitos didžiosios kompanijos interneto revoliucija, ar ne, nuo 90-ųjų, 2000-ųjų. Tai ne, kad pažiūrėkim tada kompiuterius, kas pradėjo gaminti ir kas gamino. Tai IBM'as savo laiku ir kitos kompanijos, ar mes turėjome Europoje kompiuterių gamintojų? Ne, tai mes šitoj srityje inovacijų, būtent kompiuterizacijos, interneto ir interneto gigantų technologijų srityje atsiliekam Europą gal nuo 70-ųjų metų. Tai kažkada buvo tikslas pasivyti, dabar mažinti atsilikimą yra. Dabar, kur yra kitas iššūkis, kuris yra nuo 90-ųjų ir kur yra priežastis, kad Italijoje ekonomika yra vis dar tokio pačio dydžio, iš principo atsižvelgiant infliaciją, tokio pačio dydžio kaip 90-ais metais, tai gamyba pasiėmė Kiniją didžiąją dalim, kur yra dabar pasaulio fabrikas ir jos eksportas yra milžiniškas ir dar didėjantis. Ir tada su Kinijos produkcija tikrai daug kas nesukonkuruoja. Kinai ką yra supratę ir labai paprastą formulę pritaikė įvairiuose sektoriuose ir padarė su tais pačiais saulės moduliais. Jie pasiema sektorių, meta krūvą subsidijų, sako, mes ten elektromobiliai tie patys, ten įpareigojo visus pirkti vietinius elektromobilius, nesvarbu, jie ten geri ar blogi. Meta krūvą pinigų į sektorių, susikuria daug įmonių, susikuria daug inovacijų, jos pradeda konkuruoti, tarpusavį konkuruoja, tada subsidijas pradeda mažinti ir lieka galų gale tos įmonės, kurios jau yra iš tikrųjų stiprios ir kitą kartą jau net ir veikia ir be subsidijų. Bet Lietuvoje ir Europoje tas modelis ir nebuvo taikomas ir sako, ne, tai kaip mes čia galime, mes verslui negalime padėti, verslas turi darytis pats. Tai gaunasi tas, kad Europoje veikiantis verslas turi konkuruoti su verslu Kinijoje, kuriam pagalba valstybinė yra visokeriopą ir visaip kaip, ir dažnu atveju ar tie patys elektromobiliai, ar saulės moduliai, ar paimkim telefonus, kurie Europoje buvo Siemensas, Alcatelis, Nokia, visi kiti, nebėra nieko. Telefonų gamyba šiai dienai visa yra Kinijoje. Tai mes nebesukonkuruojame ir mes turime turėti politiką, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, industry policy. Tai reiškia, mes turime turėti savo europinę politiką, kaip mes saugome savo verslą ir kaip mes konkuruojame pasaulinėse rinkose. Nežinau, pavyzdys yra Alstomas ir Siemensas. Yra du greitųjų traukinių gamintojai Europoje, kurie vokiečių ir prancūzų. Ir jie tarpusavį nuolat konkuruoja, vienas iš jų yra bandęs įsigyti daug kartų kitą ir ES nuolatos užblokuoja šitą sprendimą, nes sumažins konkurenciją ir mes norim konkurencijos didesnės. Kas viena vertus gerai, mes norim konkurencijos, bet mes vertinam tada tik ES lygmenyje, taip, kur mes jeigu gal turėtume vieną didelę korporaciją, tai kuri galėtų konkuruoti su JAV ir Kinijos gigantais, o šiuo metu to negali padaryti. Tai trūksta to, nežinau, vis dėlto Kinija yra viena, Jungtinės Amerikos valstijos yra vienos, o Europa vis dėlto yra, valstybių sąjunga. Ir mes vis dar konkuruojame dažnu atveju viduje, o ne su Kinija ar JAV. O mums reikėtų daugiau to vieningumo.
Apie pasaulinės rinkas, tas kalbant irgi apie Azijos konkrečiai rinkas, čia irgi pereisiu į kitą truputį aspektą, bet irgi kalbant apie investicijas, apie Taivaną, konkrečiai Taivano investicijas. Dabar šiaip į politinį lauką sugrįžo tos ar ne diskusijos apie 21 metų sprendimą čia Lietuvoje atidaryti taivaniečių atstovybę. Ir šiaip tos diskusijos, sakyčiau, platesnės yra apie tai, koks dabar mūsų santykis turėtų būti su Kinija. Jis tuo metu buvo vienoks, dabar galbūt kitoks, tam tikri sprendimai yra vertinami, ar jie buvo, taip sakant, geri ar blogi. Bet tuo metinė ar ne vyriausybė konservatoriai irgi kalbėjo apie taivaniečių atstovybės konkrečiai atidarimo kontekste, kad tai yra ne tik vertybinis sprendimas, bet ir tai atneš konkrečios ekonominės naudos, čia ateis investicijos Taivaną, pirmiausia, ar ne puslaidininkiai kalbėti, bet čia ir kitos ten technologijos buvo dronai, tam tikras mokslinis ar ne bendradarbiavimas. Tai aš gal taip paklausiu, per visus šitus metus, ar ne nuo 21 iki dabar esam 26 metuose, vis tiek stebint mūsų ar ne aplinką, tie lūkesčiai, kurie buvo tuo metu galbūt ir sukelti ir verslui, ir šiaip Lietuvai, visuomeniai ir panašiai, apie tas ateinančias Taivano investicijas. Manot, tie lūkesčiai dabar, matant tos skaičius, jie pasiteisino, tos rizikos, pasiteisino geopolitinės, kurios faktiškai buvo iškilusios, nes tikrai Lietuva tos priėmė sprendimus, kurie, matom, tos įtampos su Kinija dar dabar tęsiasi. Tai vat konkrečiai apie tos lūkesčius, ar jie buvo pateisinti? Sunku pasakyti, čia kiekvienas skirtingai atsakytų, turbūt, kurie susidūrė su sunkumais su Kinija, tai neigiamai vertintų. Čia daugiau reikia pasižiūrėti, ko mes nepadarėm ir ką galėtumėm padaryti, kad tos taivaniečių investicijos, kodėl jų tikrai yra pakankamai mažai ir ką padaryti, kad jų būtų daugiau. Šiaip manau, kad kaip partneris Taivanas Lietuvai patraukliausias ne tiek, kiek finansinis partneris, lėšų yra pakankamai Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje, tai finansų pritraukti mes galim iš vakarų pasaulio pakankamai daug. Jis daugiau įdomus yra kaip inovacijų partneris. Tai ką galime padaryti, kad steigtumėm bendras įmonės, kad dalintumėmės know-how, kad kurtume aukštos pridėtinės vertės produktus čia Lietuvoje. Ir tai nėra lengva. Tie patys amerikiečiai irgi Taivanas spaudžia, jūs statykite gamyklas Amerikoje ir jie sako, kad taip mes statysime, bet man atrodo, kad ten sunkiai stekasi, nežinau, nes man atrodo, kad jų intereso pastatyti irgi nėra didelio, jie nori, kad Taivane būtų jų gamyklos, kurias amerikiečiai paskui irgi saugotų, šitos labiausiai pažangios, kurios yra. Tai reikia pažiūrėti, ką mes galime padaryti. Ir čia tiek su Taivanu, bet šiuo atveju, nežinau, jeigu šiandienos yra diskusija, kur mes truputį skauda ir verslui su Ukraina netgi irgi, tai dabar Hormūzo sąsiauryje irgi yra milžiniškas poreikis ukrainietiškų technologijų numušinėti šitiems šahedams, ar ne? Tai Latvijai nesenai pasirašė bendradarbiavimo sutartį Latvijų įmonė, Danų pasirašė ir Suomių įmonės pasirašė su Ukraina dėl gamybos dronų, būtent ir technologijų gamybos jų šalise. Lietuva kažkur atsilieka. Tai vėlgi mes jau ir klausėm ir užsienio reikalų ministerijos dar atsakymo negavom, tikiuosim gausim. Tai ką padarė Latvija gerai? Ką mes galime padaryti, kad mes būtume greitesni? Mes turime būti geri partneriai tiek taivaniečiams, tiek ukrainiečiams. Turime būti greitesni, turime rodyti norą dirbti kartu ir teikti gerą pasiūlymą investuoti. Vėlgi, grįžtu prie to, turime būti geriausia investicijom šalis. Ir patys jau tada ateidinės ir žmonės sakys, mes norime investuoti ir mes rinksimės, bet mes turime pasidaryti savo namų darbus. O kad sukurti geriausią aplinką investicijom, tai reikia, išsigrynom 3 dalykų. Tai reiškia efektyvaus viešojo sektoriaus, minėjau, pradėkim nuo ministerijų rodiklių. Ne kad šiaip vykdo politiką, daro reformas iš trikampių į kvadratinės, keičia formas, kurias reikia pildyti ir tai jau reforma. Ne, kad būtų tikslai ir rodikliai, ministerijos matuotų konkurencingumą. Tas pats pavaldžiom įstaigom. Grįžkime prie efektyvumo temos viešajam sektoriui. Antras dalykas - pasitikėjimo verslu ir atitinkama verslo pasitikėjimo valdžia. Jeigu mes kalsimės vieni prieš kitus Lietuvoje, tai nieko gero nebus. Mes turime žiūrėti kartu, ką mes galime padaryti, kad Lietuva būtų turtingesnė ir saugesnė. Ir trečias - talentai. Turi mūsų žmonės gauti geriausiai įmanomą švietimą ir nėra priežasčių to nesukurti. Šitas labai skauda mums, nes matome, kad šiuo metu bent jau ministerija sako, kad mes 3 metus nieko nedarysim ir tas netenkina. Mes norime, kad mes turėtumėm, kad Lietuvoje žmonės nebūtų priversti eiti į privačias mokyklas, siūsti į užsienį studijuoti, kad Lietuvoje galėtų gauti geriausiai įmanomą išsilavinimą. Ir tai yra padaroma, bet tą reikia daryti.
Apie mūsų tos ar nesprendimus dar vis tiek sugrįžčiau, ar ne, yra Taivano aspektas, čia mes Taip. kalbam, yra Kinijos aspektas, ar ne, irgi dabar mūsų tie santykiai yra persvarstomi, tai gal iš karto taip ir paklausiu, turbūt dažnai išgirsta šitą klausimą, bet vis tiek įdomi jūsų nuomonė, tai vat su Kinija, kaip čia Lietuvai prekiauti ir draugauti, ar labiau konfrontuoti, nes čia mes matom, kad ar ne buvo vienokia politika prie konservatorių vyriausybės, dabar socdemų vyriausybė, ar ne tas naratyvas, na, bent jau diskusijų lygmenį keičiasi, kol kas konkrečių gal sprendimų nematom, bet tie pokalbiai tikrai matosi, kad vyksta. Tai kokia čia jūsų pozicija? Vakar išgirdom tokį pasiūlymą, kad sąlygos prekybai su Kinija bus neblogesnės negu turi vokiečiai. Kas, man atrodo, yra logiška, neišsišokti iš bendro konteksto, ar ne, ką su ES vėlgi eikim vieningi, ne kad po vieną mumis išskaidytų, bet kad mes, jeigu turim griežtą politiką, turim griežtą politiką visi, jeigu turim vidutiniškai griežtą visi. Tai čia, man atrodo, kad dalykas geras, bet vėlgi apie efektyvumą. Vyriausybė atėjusi nauja sakė, kad keis santykius su Kinija, jos gerins, bet man atrodo, kad jie šiaip pablogėjo. Buvo kažkoks skandalas, kur ten aukšto lygio diplomatai norėjo atvykti į Lietuvą, dėl biurokratinių kažkokių dalykų jie nebuvo įleisti ir susipakavo ir supyko ir užtrenkė durim. Tai yra viena sakyti, kita daryti ir grįžtų prie viešojo sektoriaus efektyvumo. Net jeigu ir deklaruojam, kad darysim, svarbu dar ir padaryti yra. Tai šiuo atveju man atrodo, kad turime vėlgi stengtis būti vieningi ES. O ar prekiauti ar ne, vėlgi, reikia suprasti, kad jie yra ir mūsų konkurentai. Jie nori mūsų technologijų, jie nori tą pačią automobilių pramonę nukonkuruoti, kur yra Europos pramonė. Ar ne? Tai reikia atsargiai daryti ir protingai. Vis kalbama, ar ne, apie tą efektyvimą viešojo sektoriaus. Faktas, kad tai yra ta tema, kuri yra ne vienus metus turbūt viešoje erdvėje ir su politikais ir verslu iškeliama. Apie tos biurokratijos, ar ne, visus mechanizmus. Čia paklausiu labai konkrečiai. Buvo čia labai istorija tokia plačiai nuskambėjusi prieš daugiau nei metus, 24 metų pabaigoje. Ponas Paukštys, Teltonikos grupės įkūrėjas, pranešė apie tai, kad ar ne, dėl tam tikrų, tokių biurokratinių kliūčių, ten milijardinis projektas gamyklų Liepkalnyje stabdomas. Paskui, kiek pamenam, susimobilizavo ir vyriausybė, ir ministrai. Greitai ten buvo tam tikri klausimai, ar neišspręsti. Dabar matom, tas projektas juda, jau dalis gamyklų atidaryta. Čia, man rodos, geras toks pavyzdys, kai yra didelis projektas, kaip galima susivienijus ar ne tuos sprendimus rasti. Bet tuo metu vyriausybės atstovai, tuo metu dar pono Palucko buvo vyriausybė, kalbėjo, kad ar ne biurokratijos mažinimas bus prioritetas. Tam įsteigta irgi minėjot biurokratizmo ten tą mažinimo komisiją. Vis tiek čia praėjo daugiau nei metai, jau ir vyriausybė pasikeitė. Gal čia galėtumėt savo vertinimą kažkokį pateikti ir įvardinti, ar matot kažkokių esminių pokyčių per šitus metus? Šiek tiek užkabinom šitą temą, bet konkrečiai šitoj srityje. Kalbant apie tą ar ne komisiją, kokia jos nauda, galbūt kažkokie čia konkretesni buvo sprendimai priimti. Žodžiu, ar per tos metus, paklausiu taip, ar smarkiai kažkas pasikeitė šitų klausimų? Nežinau, kaip čia sudėtingą klausimą apibūdinti. Aš pats, kai kaimietis, man toks vaizdas susidaro, kaime augau, kad yra didelis daržas ar ne mūsų ir dalis augina piktžolės, o dalis ravitas piktžolės. Tai va, ta komisija buvo geras dalykas, taip, buvo tie žmonės, kurie susirinko, kad sakė, mes išravėsim piktžolių kažkiek, bet yra vis dar armija žmonių, kurie tada iš paskos sodina toliau jas. Tai lygiai ir tas pats dabar. Mes matome, kad nėra sisteminis sprendimas, yra taip tam tikrose dalykuose sprendžiamos problemos, bet tuo pačiu metu kūriamos naujos. Tai negali sakyti, kad tai yra blogai, kad ravitas piktžolės. Taip, tai yra geras procesas, bet sisteminių sprendimų vis dar reikia. 70% tarnautojų Lietuvoje nemato prasmės atlikti savo darbą gerai, nes ne už tai buvo mokama. Buvo mokama už stažą, už krūvį, už klaidų nepadarimą. Kuo daugiau metų nepadarydavai klaidų, tuo daugiau ir gaudavai atlyginimo. Ką tai reiškia? Paukščio atveju, kur buvo Teltonika, didelis projektas, sunkus, tarnautojai, kurie nieko negavo, nieko nedarė, jie gavo priedus, kurie nieko nedarė, gavo priedus, nes jie gerai dirbo, nepadarė klaidų. Tie, kurie dirbo prie to projektų ir nepavyko, užstrigo, jie gavo apklausas prokuratūroje. Ir tie tada, kurie nedarė, sakė, jas žinau, reikia nedaryti. Ir šitie gavo pamoką, man atrodo, kitą kartą nežinau, ar darys. Šiuo atveju padarė, o kiti projektai, man atrodo, užstrigo. Aš irgi girdėjau, kad po Paukščio istorijos verslui trumpuoju laikotarpiu buvo gerai. Vienas vystytojas ant sakė, tu savo pradėjo skristi vienas po kito statybos leidimai, kur daug metų mes laukiam, buvo vienas įkrito, antras, trečias. Bet vėlgi buvo trumpuoju laikotarpiu, buvo išgąstis, tai jeigu nieko nebedarysim, čia gali ir už tai nubausti. Tai pradėjo daryti, bet palaipsniui grįžo atgal į tą patį. Matom, kad dabar toj pačioj Vilniaus savivaldybėje statybos leidimai 6 karto išduoda. Tai išmoko, kaip nevėluoti su statybos leidimu, atmeta. Vėlavimų nebėra. Išduoda 6 karto, kas yra tragedija. Tai yra tikrai, ką galima padaryti, kad biurokratija Lietuvoje būtų mažesnė. Ir šiuo metu
jinais nėra sistemiškai sumažėjusi. Buvo gerų iniciatyvų, buvo gerų dalykų padaryta, tą reikia pripažinti. Ir dabar yra dar gerų iniciatyvų ir manau, kad bus gerų dalykų padaryta. Bet sistemiškai reikia pasimti ją spręsti ir tai nėra lengva. Pamenat, Paluckas žadėjo 5% sumažinti išlaidas. Išlaidas ministerių. Taip. Tai čia nėra visai tai susiję. Efektyvumas yra, kad daugiau padaryti, mažiau kliūčių, bet žadėjo sumažinti išlaidas. Kaip manot, kaip jam pavyko? Nu, čia turbūt valstybės kontrolė turėtų įvertinti. Nesumažino. Visi vis tiek atėjo, kaip įpratę, paprašyti didesnių biudžetų ir gavo didesnius biudžetus. Šiuo metu darbuotojų skaičius mažėja privačiame sektoriuje, auga viešajame ir toliau. Tai vyriausybė griuvo, biurokratija liko. Tai šita kova nėra lengva. Ir jinais nėra populiari, nes daug žmonių dirba viešajame sektoriuje, kas ketvirtas viešajame sektoriuje dirba. Ir keistis ne visi nori. Tie žmonės, kurie buvo pristaikę prie tos sistemos, kad reikia nekelt galvos, neįsišokt, nepadaryti klaidos, laiku padaryti popierius, jie yra pristaikę prie sistemos ir jie nėra pratę dirbti, kad reikia dabar darbą padaryti, spręsti žmonių problemas. Bet sistemoje yra, koks, sakyčiau, nežinau, kas 5 žmogus, gal net šiek tiek daugiau, kuriuos motyvuoja dirbti Lietuvai, kurie nori padaryti, kurie nori išspręsti problemas, o ne jas kurti žmonėms. Tai reikia sukurti sistemą tokią Lietuvoje, kuri tarnautų būtent šitiems žmonėms, kurie jau yra viešajame sektoriuje. Nes jie šiai dienai dažnu atveju jaučiasi net ir būna nubaudžiami, nes tarnautų yra posakis skaudus toks, bet kad kas nedirba, tas neklysta. O kas neklysta, tą paaukština. Tai ne taip turėtų būti. Turėtų būti, kas dirba ir klysta, tas daug padaro, bet tą ir paaukština. Tai turime šitą pakeisti. Jo, turbūt tokių žmonių ar ne viešajam sektoriui vardinat, kad yra patriotiškų žmonių, kuriems rūpi Lietuva ir jie iš tų paskatų, nes jie dažniausiai net ne jie ir būna tie, kurie daugiausiai uždirba. Bet vis tiek tai paklausiu, čia galbūt toks filosofinis klausimas, bet atrodo, kad mes su to susidurėm ar ne tik versle, ar ne tokiuose biurokratiniuose procesuose, šiaip valstybės valdyme. Turbūt ir daug apžvalgininkų pastebi tą ir aš manau, kad galbūt čia irgi išsakysit savo nuomonę, čia galbūt ir šitų klausimų galima pritaikyti tą pačią, taip sakant, problemą. Mums trūksta lyderystės bendrai turbūt iš mūsų politikų, tų kalbančių, taip sakant, galvų, sprendimų priėmėjų. Ar sutiktumėt, kad tai yra vienas iš tų esminių tokių problemų, kad niekas nenori prisimti lyderystės iš tų žmonių, kurie tarsi turėtų ją prisimti, aš kalbu pirmiausia apie politikus, nes vis dėlto jie turi būti, ar ne, užvedantys žmonės ir siūlantys sprendimus ir tie novatoriai, sakykim taip. Drąsos reikia. Ir kur yra pagrindinis iššūkis, matau, ir su politika, ir su valstybės tarnybu, kad mes dažnai susidūrų su problema, kaip visuomenė ir piliečiai klausim, kas kaltas ir ką nubaudėt. Ir Teltonikos atveju dalis irgi sakė, kas kaltas ir kaip nubausim, o dalis sakė, tai ką galim padaryti, kad išspręst. Tai gerai, kad buvo tų ir tų, nes išsprendėm, bet pavyzdys esu matęs raštą žmogaus, kur parašė, jūs man turėjot pervesti 30 eurų ir nepervedėt. Institucija atrašo, kad radom tarnautoją ir jį nubaudėm. O 30 eurų ir net nebuvo supratimo, net nebuvo supratimo, kad reikia problemai. Žmogui nereikėjo, kad kažką nubaustų. Ir šiai dienai su politikais mes irgi dažnu atveju turime, kad jeigu kažkas, tai kas kaltas ir kaip nubausti. O mes turime žiūrėti, kas padaro, rezultatus matuoti ir vertinti pačius politikus pagal rezultatus. Taip, yra žmonių, kurie nebijo politikoje prisimti atsakomybės, nebijo likti kaltais, nes jie darė ir kažkas nepavyko, bet tam reikia drąsos ir tam reikia lyderystės. Ir būtent čia yra ta lyderystė, tai turėti drąsą prisimti atsakomybę, daryti dalykus, kurie gali nepavykti. Ir nes jeigu tu darai dalykus tik tai, kas pavyks, tai tu nedarai nieko iš principo. Tikrai. Krepšinėje daugiausia prametė yra LeBronas Jamesas ir Kobe Bryantas. Jie daugiausiai yra įmetę. Nes tam, kad tu padarytum, tu turi mesti. Tai tam, kad padarytum darbus ir tam, kad Lietuvai tu į priekį, tu irgi turi daryti. Turi pasimokyti iš klaidų, pripažinti, kad nepavyko ir tada vėl daryti. Pačiamgi teko dirbti ministerijoje, tai sėkmingiausi projektai buvo ten, kur daugiausiai kartų pripažinau, kad nepavyko. Taip darom, nepavyko, taip darom, nepavyko, šitaip pabandom, šitaip ir pavyko ten tokį, nežinau, statybininko ID, kur darėm, buvo suplanuota už 1 300 000 ir būtų padarę už 1 300 000, matyt, be klaidų, padarėm už 50 000 plus PVM. Pigiau, nes ieškom, kaip padaryti. Ir sakėm, kad tas, kaip yra suplanuota, ne, o gal šitaip. Tai reikia ieškoti, daryti, reikia turėti drąsos, suklysti ir pripažinti, kad kažkas nepavyko. Tai palinkėsim tada turbūt to. Drąsos ir politikams, ir žmonėms, kurie priima tos sprendimus. Ačiū labai, kad šiandien apsilankėt mūsų laidoj. Su jumis buvo laida Elta Kampas. Iki kitų kartų.